20. Puikiai aikštelė jam tenka kaip tik dabar ištestuoti savo naująjį bolidą. Paskutiniai balai lieka 8 vietoje, o dabar didžioji taip pat intriga, kas nutiks su Andriaus Vasiliausko. Norėčiau pamatyti programėlę, o to tarpu čia labai įdomi dvikova. Taip, Egidijus Pšiaunga laimėjo pastarojoje Andrius Vasiliauskas, vienas sėkmingiausių apskritai. Jėzus Bugenis nebijo netgi šiokio tokio grasinimo tikriausiai pinigų. Atsiremti arba netgi prisiliesti prie G87 ir Andriaus Vasiliausko išpuoselėto bolido, būtų Andrius Vasiliauskas nesureikšmina, manau, kad su kitų bolidų jam būtų Andrius Vasiliauskas iš paskos. Kol kas čia didesnės traumos nėra. Andrius Vasiliauskas visada silpnios. Čia štai staigmenėlė, ponas ir ponai. Labai didžiulė staigmena, net to nesitikėjau. Iš tikrųjų slidžios sąlygos yra čia ant asfalto. Galbūt šiautų likimas, kad Greičiaus Bugenis nugalėjo DK didįjį Andrių Vasiliauską. Aš nežinau, kaip dabar kokiais duomenimis remsis